Labas, Reda. Labas, Loreta. Miela tai matyti. Man taip pat. Nuo vasaros irgi Šimkus susitikom pirmą kartą. Dabar tave jau matau, Smiltelės 14. Taip. Atidarime buvom susitikusios ir Liberi patalpos žydi, jaukinasi, gražu, miela. Ir žinom, kad turit projektų. Taip, turim turbūt pirmą projektą šitam centre, mūsų Smiltelės gatvė 14. Dalinai finansuojamas Klaipėdos miesto savivaldybės ir vadinasi Kultūros ir meno degustacija pietinėme. Idėja turbūt kilo nuo to, kad kadangi centras yra labai didelis ir turime daug patalpų, norėjosi jį įveiklinti kaip ir kultūros, tokį centriuką, sakykime, ir dėlioti, kviesti žmonės, ne tik vaikus, kuriuos mes čia turime ir kurie čia pas mus būna ir gyvena dienomis, bet ir žmonės aplinkui gyvenančius. Kadangi toj pietiniai mūsų daly labai yra mažai tos kultūros, norisi žmonėms teikti džiaugsmą. Tai todėl buvo ir šita idėja išvystyta, daug edukacijų, tokių kaip odos dirbtuvėlės, rūbų modeliavimas, kūrybinės dirbtuvės buvo tvarumo sąmoningumas, tai darėme tos visokius rūbus, dirbelius iš atliekų. Irgi turėsime personažų kūrimo dirbtuvėlės, meno terapijos, neurografika, dailės dirbtuvėlės. Toliau dar buvo Ukrainos tokia Petrikovskaja rostpis. Irgi vaikams labai patiko. Ne tik vaikams, mes ir įtraukėme taip pat ir savo kaimynus Klaipėdos Lakštutę. Pasikvietėme, jie atėjo ir mielai su mumis atliko edukaciją. Taip pat kvietėme žmonės iš ne tik pietinio rajono, bet ir iš visos Klaipėdos. Skelbėme savo žinią, kad mes darome šitas edukacijas. Tai irgi sulaukėme svečių. Taip pat paruošėme ir jau savaitę pas mus kabo Eduardo Balsio gimnazijos vaikų paroda darbų. Tai taip pat buvo labai toks ir iššūkis padaryti galeriją, bet mums pavyko ir turime labai dabar gražų rezultatą. Miela ausiai ir tik ir akiai įėjus į centrą ir tikrai didžiausios jums stiprybės ir toliau tą testinumą turėti, toliau tą bendruomenę gyvinti ir daug tų vyšnių jų man to. Torto, tos vyšnios bus. Tikrai pašėlti ir visada švenčių reikia ir žinom, kad menas išgelbės pasaulį. Taip, ir ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Smagu ir toliau didžiausios geriausios jums kloties. Ačiū.